Aš esu Ugnė. Aš Akvilė. Mes esame kuratorės. Kuratorius yra tas žmogus, pagrindinė funkcija ta, kad jis padėtų pirmakursiams, ką tik įstojusiems į universitetą, įsilieti į visą universiteto kultūrą ir greičiau pristaikyti prie aplinkos. Kuratorius, mano nuomonė, yra jungtis tarp universiteto ir tarp pirmakursių. Kuratorius turėtų būti supratingas, kartu turėtų greitai reaguoti į netikėtas situacijas. Jisai turėtų turėti daug noro padėti visokiais klausimais, nes pirmakursiam kyla įvairiausių klausimų. Turi būti labai visapusiškas žmogus. Mano nuomonė, kuratorius, pirmas dalykas, kas jam priklauso, tai tikriausiai nebijot žmonių ir sugebėt bendrauti su visais, kad ir kokie tie žmonės bebūtų, nes realiai kuratorius susitiks su šimtais pirmakursių, taip kad jam turėtų būti nebaisu su kiekvienu susipažinti iš jų. Aš žinojau, kad vieną vasarą tikrai būsiu kuratorė, nes man tai buvo įdomu nuo pat pradžių, kas tas kuratorius, man labai patiko mūsų kuratorės, jų pagalba mums, todėl norėjau labai turiningos vasaros ir nusprendžiau eiti kuratorius. Aš kuratorė norėjau tapti dėl to, kad jinai taip pat norėjo tapti kuratorė, todėl mes kartu sutarėm sudaryti tokią komandą kuratorių Vivams. Ir pati, kadangi susidūriau su daug sunkumų, būdama pirmo kurse, taip pat pagalvojau, kad tai yra puikia proga padėti pirmakursiams, nes tu žinai, ką tu perėjai ir tu esi labai geras padėjėjas šiuo atveju. Kuratorium verta būti dėl daugelio priežasčių. Tu susipažinsi su labai daug naujų žmonių, tu turėsi labai daug pažinčių. Taip pat turėsi vieną įsimintiniausių vasarų ir labai daug smagaus laiko. O koks klausimas buvo? Man labiausiai įsiminė visa stovykla, tada, kai tu, aišku, tu per priėmimus su jais susipažįsti, visais pirmakursiais, bet vis tiek labiausiai per tas 3 stovyklas dienas su jais susipažįsti, tai pati stovykla ir aišku, jau po jos tas visas bendrumo jausmas, kai visi tave atpažįsta, kai visi ten sveikins, visi klausia tavo pagalbos, tai įsimintiniausias laikotarpis, tai būtų man kuratorium. Jo, laikotarpis. O įvykis, čia gal labai priklauso nuo to, kokius pirmakursius gausi ir mes gavome gana smagių pirmakursių, kurie mums aprodė kultūrinį Vilniaus gyvenimą. Pavyzdžiui, Salento apsilankėme su pirmakursiais savo, tai čia gal toks, man kaip kuratoriai tokia patirtis buvo labai smagi ir įsimintina. Aš palinkėčiau būsimiem kuratoriam nebijoti, eiti ir reikšti savo idėjas tiek visos stovyklos organizavimo metu, tiek organizuojant veiklas su pirmakursiais, nebijoti reikštis. Ta prasme, visos idėjos yra geros ir čia yra labai gera terpė būtent savo kūrybiškumą parodyti. O aš palinkėčiau būsimiems kuratoriams veikti, rūpintis ir žinoma, pirmiausia, tai jie turėtų tapti gerais kuratoriais. Taip kad eikit, registruokitės ir būkit.